Laidą pristato Salmo, didžiausios žūklės parduotuvės Lietuvoje. Salmo, žvejok su malonumu. Sveiki visi žiūrintis laidą Vienam galio kablys, sveikas Eugenijau. Sveikas. Šiandien mes turime labai gražią laukinę upę. Niekada čia nebuvom. Gavom keletą nuorodų iš bičiulių, ar ne? Ir šiandien mūsų laidos tikslas žiobrių žvejyba. Bet vėlgi jis bus kiek kitoks. Šiandien esmė mano bent jau išbandyti visiškai naują Salmo Team gaminį dominatorių. Visiškai nauji, štai tokie gražus feederai, tai yra dugninės meškerės. 3 pozicijų, apie jas vėliau. Ir aišku, mes norim pagauti didelį žiobrį. Daug didelį. Kas pagauna didžiausią žiobrį, tam anas, kaip visada. Putojančio to gelsvo gėrimo. 3, taip, sutariam. Gerai, sutariam. Gerai, mes einam ruoštis, nes jūs tuoj sužinosite apie masalus, tai bus dar kažkas tai tokio. Žodžiu, visiškai ne taip, kaip aš gaudau žiobrius. Ar mini, kur burbuliukai, uodo truklio lervas, ar toj pačioj bartoj, kur naudoja šeryklas. Šiandien viskas daug paprasčiau, bet įdomiau, manau. Eik papasakosi, ką tu tenai turi dabar atsivežęs. Paskutinis mados klyksmas, ar ne, Eugenijau? Na taip, Pauliau, gyveni prie jūros, kur pilna krevečių ir nieko nesužinai. Bet tai čia šitas, pažiūrėk, kokias jos baisios. Tu esi tokį gyvenime matęs krevetę? Aš jas valgau. Jos ant griliaus keptas gerai, bet tu nori pasakyti, kad čia dabar tau išaiškino Salmo partneriai, ar ne, iš Skuodo parduotuvės, toks Richardas. Aha. Jis man ir atvežė tų krevečių. Ir sakė, kad tai yra numeris 1. Tai yra geriau negu ta, galima ir su ta paprastaja, kur mes gaudam plekšnės, bet pabandykim ir su šita, sakė, su šita geriau. Žmonės važiuoja specialiai Klaipėdą, pirk šitų krevečių, jos brangios, čia 100%. Ir viską į tą vandenį. Šiandien bus tikrai nereali laida, ar ne? Kažkas tai kitokio, ir jeigu dar sukibs Eugenijau, tai... Aš žinok, turiu pasiruošęs jaukų, turiu pasiruošęs musės lervų. Aš dar pažiūrėsim, dar pasiginčysim. Ir Pauliau, tu tokių kabliukų tikrai neturi. Vėlgi, jos paskolino kolega. Tokio kablio aš gyvenime dar nenaudojau. Naudojau, nemeluosiu. Ūsorių žvejybai, šapalų balbėriškai, kai su tėvuku mes gaunam. Plekšniam naudojam kažką panašaus. Bet dydis mums sportininkam tai yra nesuprantamas. Tokio dydžio kablio aš dar gyvenime... esu, aišku, meluoju. Ačiū Dievui, kad neliepia pavadėlį užsirišti kokį 2500 mm, nes būtų iš viso nerealu. Tai va, aš nesuprantu, mane apima panika nuo tokios žvejybos. Kur mano pašarai, kur mano šeriklėlės, kodėl čia svarelis, kodėl toks ilgas pavadėlis, kodėl toks didelis kablys, kodėl toks baisus masalas. Bet aš tikiuosi, kad visą tai šiandien pasiteisins ir mes pradedam savo žūklę, dėdami štai tokią baisią krevetę ant kabliuko. Baisinis gabalas. Mėsa, koldūnas. Opa. Viskas atrodo štai taip. Ant stalo atsirado ir jaukas, atsirado ir krevetės nuluptas. Parduotuvės negalėjau štaip ilgai sėdėti, kai nekimba valandą laiko čia dar. Reikia kažką daryti ir žuvį priversti. Turiu minčių. Pažiūrėsim, ar jos pasiteisins.
Automatiškai grįžtam prie sportinio žuklės variantą. Jaukas su žeme. Karpytos krevetės, kodėl ne? Jeigu aš karpau sliekus ir karčiai tai reaguoja, tai kodėl į karpytas krevetės ir į faršą va tokį va, kurį gražiai sukarpau, kaip gali nereaguoti žiobriai? Nu turėtų jam įdomu būti tos gabaliukus rankioti ten iš dugno ir gal tada atkreipdėmėsi į mano kabliuką, pavyzdžiui, o ko ne? Va, dabar nenaudinga mums ir nieko neveikianti švinuką pakeičiame į šėryklą. Ir tada mes turėsime daugiau variantų. Jeigu nekibo žiobriai, gali užkip šapalas, meknė, nežinau, kas čia dar šitoj upėje gyvena. Žodžiu, galime prisikviesti jaukų kitą žuvį. Arba prisikviesti tą patį žiobrį, jeigu jis yra neaktyvus, nes jis kol kas nerodė jokių veiksmų. Taip gražiai dėdami po truputį šėryklą. Sumesim 4 šėryklas, dar mes ten ir turim 5 padėję viską ir pabandysim pažiūrėti, kas iš to bus. Nu va, ko reikėjo tikėtis, kad mums suveikia visai ne tai, apie ką mums pasakoja, jokios krevetės, jokie krylai, o suveikia jaukinimas ir musės lervų porcija visa. Gražiai dirba. Kotas dirba idealiai, aš dar su tokiu kotu nesu gaudęs. Jis taip gražiai atidirba žiobriai, kad man pasakot. Va, pirmasis šios dienos žiobris vis dėlto sugalvotas visai kitaip, negu gaudo vietiniai žvejai. Prašau, laimikis. Nedidelis. Nedidelis, bet vis vienas žiobriukas. Patinas tamsus. Prašau, musės lervas. Mažesnis daug kabliukas. Aš sakau, aš negaliu taip ramiai sėdėti ir laukti, kol įvyks stebuklas. Kai aš sutinku, kai žiobriai aktyvus yra, tai jie gali imti ir ir tą krevetę, ir tą svarelį, tada gal niekur nereikia daryti. Bet, pavyzdžiui, prasidėjęs geras 1,5 valandos laiko, neturėjęs nei vieną kibimą, viską totaliai pakeičiau. Iš karto, praktiškai po 5 šėryklėlių, bach, sėdi žiobris. O masalai visai kitokie, kablį susimažinau, susiploninau pavadėlį iki 11 mm. Kombinacija masalų štai tokia. Krevetės liko užmaršti ir įdėtas tik tai į. O taip nedaug patrupinamas į šėryklą. Viskas, mes atsidarėm. Niekada nesuprasi, kaip tu turi pasiruošti tokiai žūklei. Super gražiai gesina žuvies smūgius kotas, nes taip ir turi būti. Kodėl jis toks, aš papasakosiu, bet šiaip smagiai laikosi. Vėl žiobris, viskas liuks. Iš principo ryte niekada nereikia ir vynioti, nes viską turi už jūs padaryti kotas, ryte yra tik tai naudojama, kad gražiai pasikelt valą. Nu va, kaip gražiai. Gražiai, stipri žuvis, gerai priešinas.
Nu va, dar viena žuvis, ne pati didžiausia. Bet jau smagu, kad mūsų visas mąstymas mūsų veikia. Krevečių karpimas, dar kažkas tai. Viskas čia lyg ir neblogai pradeda sektis. Tokie žveliokai. Aš nežinau, ką Eugenijus darys su savo tą fantastinę krevetę. Man atrodo, tai ateis jisai ieškoti jaukų, nes aš jį priverčiau jaukus pagaminti. Ir manau, kad sėseris irgi su šėryklą gauti, kad taip nebus čia. Nu va, aš neįsivaizduoju, kodėl realiai, sakiau, šitą vietą mes nebuvom gaudę, bet mums pasakė vietinis meškeriotojas, Eugenijos bičiulis, kuris čia žvejoja, kad taip žvejoti reikia, būtent krevetės, svareliai. Bet aš sakau, aš 1,5 valandos permetinėjau ir tom stebuklingom krevetėm svarelių ir neturėjau nei kibimo. Belieka tada prisiminti, kad mes esam sportininkai, padaryti jaukus ir pabandyti pakeisti situaciją. Nes taip sėdėti ir laukti stebuklą mane nervuoja, aš turiu kažką visą laiką daryti. Ir viskas lyg ir pasiteisino. Žuvis vadinasi ar šitoj vietoje nestovė. Mūsų jaukas iš kažkur tai ją paprašė ateiti. Bet jinai susidomėjo, nes po 4 šėryklų, kibimas, dar viena šėrykla, nieko, dar viena šėrykla, dar vienas kibimas. Tai automatiškai viskas labai greitai. Viskas įvyko per 25 minutės, iš karto 2 žuvis. Aš manau, kad jaukas tikrai pakvietė žuvį. Ir žiobriai vis dėlto yra tokie, kad jie domisi to jauko. Taip yra. Nu va, jau viskas lyg gerai, nes man tas didžiulis kablys ir tas švino gabalas, tai man kažkaip neįtikinamai mano sielai atrodo dalykas. O kai viskas pradeda panešėti į sportą, tai man tada fain. Galų galia pasisekė ir Eugenijui, kuris gaudė visiškai be jauko ir be šėryklas. Ir mes su juo sutarėm, kad taktika bus kitokia, mes apkalbėsime apie tai, bet vis dėlto, kaip matote, tą krevetę, kuri skirta kepti ant griliaus ir kuri yra skirta daryti kažkokias prabangias salotas, suvilioja ir Bartos upė žiobrį. Ir kaip vėliau pamatysime ne vieną. Tai yra svarbiausia, tiesiog Eugenijus visiškai šiandien nenaudoja jaukų, jisai liko prie tos pačios sistemos, apie kurią aš kalbėjau pačioje pradžioje, bet jį, kaip meškeriotojai, maitina kojas. Ėjimas krantu, ieškojimas perspektyvesnių vietų, mėtymas į numanomas duobeles, gerai skaitant upę, o muselininkai iš tikrųjų gerai skaito upę, jie supranta, kur yra pagilėjimas, duobelė, ant kokio posūkio kas gali vykti, na ir štai tokie stiprus ir ryžtingi vyriški pakirtimai, tai tik įrodymas, kad jau galingas ir geras kablys ir storas valas šiandien yra pagalbininkas, gaudant žiobrius paprastuoju būdu. Nugi parodyk, kokius tu ten 2 pagavai. Man svarbu dydis. Nu, nežinau, panašus labai, mano dar, aišku, ne pabaiga. Bet va, tokia taktika irgi turi teisę egzistuoti. Eugenijus bandė čia, aš jam sakiau, jeigu neima, tada tiesiog imi masalas. Ir jeigu negaudi šėryklėlio, kaip aš sėslį, kad prisikvės žuvį, tada jis turi eiti ieškoti žuvies. Vandens telkinys, kaip sakau, nežinomas, Eugenijus vieną vietą pabandė, 2 ir 3 rado duobelę ir iškart iš duobelės 2 žiobriai. Tai vėlgi apie patį žūklės būdą. Gali žvejoti svareliu, masalu, ieškodamas, kur gali stovėti žuvis, arba gali bandyti ją prisikviesti. Kas sudirbs šiandien geriausiai, aišku, mes
pažiūrėsim antroji mūsų laidos daly. Pirmą baigiam, rezultatas kol kas 2-2. Taktikos, kaip matot, visiškai skirtingos. Skirtingi masalai, skirtingas gaudimas. Pavasaris ir žiobrių žuklė, kasgi gali būti gražiau. Tuo labiau, kad ši žuvis mūsų ir kaimynų upės yra tėvė. Jie ateina, išsineršia ir grįžta maitintis į Baltijos jūrą. Na, dabar pats geriausias metas pradėti žuvauti šią žuvį ir šiandien mes jums rodome keletą žuklės būdų. Vienas tai yra šėrykla, naudojant jaukus, karpant krevetes, o kitas paprastas. Šiandien viskas gražu. Upė labai graži, pavasaris gražus ir, žinoma, žuvis kimba užtikrintai, o to mums ir tereikia. Sveiki sugrįžę, žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Šiandien mūsų laida gaudo štai tokią žuvį. Nedidelį jie dar. Aš kažkaip tikėjausi šiandien, kad Barta mums padovanos daug didesnių žuvų. Bet yra kaip yra. Nes dar tik pati pradžia. Aš galvoju, kad žiobrių pats geriausias kibimas bus dar po savaitės, po 2 po mūsų laidos. Ir tada iš tikrųjų mes sužinosime, kaip juos gaudo visi iš pačių įvairiausių žuvybinių forumų. Aišku, mes jau tada gaudysim vėl kažkokią kitą žuvį, greičiausiai lydekas. Bet idėja tokia, šiandien mes su Eugenijum gaudom, kaip supratote, 2 skirtingais būdais. Aš pradžiai pabandžiau gaudyti taip, kaip gaudo čia tradiciniai vietiniai meškeriotojai. Man pasidarė neįdomu ir aš grįžau prie to, ką aš moku daryti geriausiai. Gaminti jaukus, mąstyti, ką dėti ant kabliuko, kimšt šėryklą, karpyti, pavyzdžiui, krevetės netgi vietoj sliekų. Ir po truputį veiksmas vyksta. Eugenijusgi pasirinko kitą žuklės būdą. Jisai nusprendė eiti ir rasti žuvį. Ir kaip matėt, pirmoji daly, viskas tvarkoj, jam pasisekė. Jisai gaudė su ta krevečia čia šalia, nieko, tada nuėjo vieną vietą, antrą vietą, trečią ir susirado savo žuvį. Taip kad variantų yra. Kas nori judėti kaip muselininkas su švineliu ir su krevetė stebuklingąja, ta, kurią valgo visi normalūs žmonės, tai gali, aišku, žygiuoti ir rasti žuvį stovinčią. O aš noriu kažkaip žuvį prisikviesti. Neypatingai čia mums tas kibimas vyksta, bet svarbiausia, kad jis vyksta. Ir aš gaudau vienam taške praktiškai. Kaip jau supratote, žiūrėdami šią mūsų laidą, tai yra žiobrių žuklės pradžia. Ir mes bandome su Eugenijum skirtingas taktikas, tačiau džiaugiamės pavasariu ir pirmaisiais gerai jau kimbančiais žiobriais. Su kiekviena diena ši žuvis kips vis ir geriau, na, o lygiai taip pat galima bandyti tokias taktikas žvejojant ne tik, pavyzdžiui, Bartos upėje, tiesiog, kad čia žiobriai pakankamai stambus, dėl to mes ją renkasi ir daug mūsų bičiulių iš Lietuvos važiuojantis į tą galą, bet lygiai tokias pačias taktikas galima bandyti ir kitose Lietuvos upėse. Kiek man tenka žinoti, pavyzdžiui, Minėje, netgi vasarą jaukinant, žiobriai daug geriau kimba, nes vis dėlto dalis žiobrių lieka upėse. Lygiai taip pat mūsų bičiuliai kalbėjo dabar apie Dubysą, kad prieš nepilną savaitę jie bandė žuvauti ten, naudodami šėryklas, naudodami jauką ir tai suveikia daug ženkliau negu žvejojant paprasta plūdinė meškerė. Taip kad aš manau, kad žiobrių žuklė įgauna visiškai naujo pagreitį, kažką tai naujo ir įdomaus, nes na kiek galima žiūrėti tą svarelį, sumestą ten su krevetės gabaliuku ir įsivaizduoti, kad tai yra
žvejyba. Taip, tai yra galbūt mėsos pasirinkimas, kai žiobriai kimba gerai, kai bepročiai ir tada tu gali sakyti, o, kiek aš daug prigaudžiu. Bet štai sunkiai kimbančią žuvį galima priversti kibti, naudojant, kaip matėte, jaukus, karpytas krevetes ir visą tai, ką mes vadinama įdomia ir progresyvia žuklė. Nu ką, gerbiamasis, Lietkui turit? Aš turiu leidžiamus 5 žiobrius. Norisi priminti visiems, kad šitoj upėje, Bartai, Latvijai tinklelį jūs galite turėti tik tai 5 žuvis. Visas kitas paleisti reikia. Aš taip ir dariau. Kaip jums sekėsi? Aš dabar paskutinį, Žodžiu, nesvarbu. 4 pagavau. 4. Kaip atidarimų visai neblogai. Man geriau gal šiek tiek sekės. Matai, aš vis dėlto dirbu su jaukais. Mums dabar reikia pasimatuoti. Va. Pasirinkit savo didžiausią kolegą. Šitas. O mano kuris didžiausias? Kad jie visi vienodi. Palauk. Mano pažiūrėk, uodega ilgesnė. Ne? O šitas? Ne, visi kai sukirpti. O šitas? Šitas irgi ne? Va šitas mano kelia abejonių. Tokie patys. Tokie patys. Vienu žodžiu draugiškas lygiosios. Žodžiu, niekas niekam neskolingi, pasidalinsim namuose, įsiaiškinsim. Eisim, paleisim žuvį, ar ne? Dabar gražiai iškubė. Nu ką, Eugenijau, visai buvo smagu. Visai nieko. Kaip tau tas feederis? Aš jo labai mažai. Žinok, tai yra, teisingai jis vadinasi, dominantas. Jisai dominuoja prie žuvį. Specialiai gaudžiau šiandien pintuvalo, 800 mm. Specialiai gaudžiau 1/10 mm pavadėlių. Tai 0,1 plonyčio. Ir visą žuvį atlaikė. Jisai šiaip geras bus kovotojas su stipriom ir dideliam žuvim. Bet jisai turbūt tokia lietai srovė ir stovinčiam. Lietai srovė, stovinčiam, bet lygiai taip pat gali su jo gaudyti rusolis, nes jisai pas jėgos labai daug. Man labai patiko. Ir jisai tokiam karpiui, sazanui, dideliam šapalui, jisai labai gražiai vynioja žuvį. Tiesiog jisai jas supakuos ir super. Man labai patiko. Turėsim dar vieną. Tai va, tokia šiandien buvo mūsų žiobrių medžioklė. Tu medžiojai, aš sėdėjau vietoje kai visą laiką, bet buvo įdomu. Taip kad bandykite. Žiobriai iš tikrųjų kimba, Lietuvoje jos bus draudžiama gaudyti tik nuo gegužės 15 dienos, tai dar turit visą mėnesį. Latvija iš viso draudimų nėra, galima pagauti tik 5 žuvis, vėlgi priminsiu, nes baudos šie lygiai tokios pačios geros ir skanios kaip Lietuvoje, 100 eurų. Žuvį, jeigu norit paimti, reikia ją nužudyti, negali vežtis. Jo, negali vežtis gyvas. Va dabar jeigu mes paėmėm 5 žiobrius, jeigu būtumėm paėmę, turėtumėm čia užmušti vietoj, nes jeigu jie šokinės maišelį, tai gamtosaugos sustabdys irgi gausit baisinės baudas. Tiek informacijos šiandien, viskas nei žvyno, nei degos, lygiai po savaitės. Dėmesio, jau kitą šeštadienį, balandžio 23 dieną, tradicinėmis tapusios Pylos sezono žuklės atidarimo varžybos. Čia galite kautis 2 įskaitose – ir plūdininko, ir dugninės meškerės. Varžybose dalyvaus ir meškeriotojai profesionalai, ir svečiai iš užsienio. Sudalyvaukite kartu. Iš tikrųjų, smagios varžybas, o laimikis kirvyti tokiu metu tikrai garantuotas. Prizinis fondas 1000 eurų. Daugiau Pyla LT.
Laidą pristato Salmo, didžiausios žūklės parduotuvės Lietuvoje. Salmo, žvejok su malonumu.